Viena iš mano sveikatos koncepcijų tai laikyti žemą insuliną. Aš čia dariausi tyrimą pats ant savęs Norvegų klinikoje. Sako, dar su tokiu jautrumu insulinui dar nebuvo paciento. Jau tavo organizmas ištreniruotas, reiškia, jį iš tolo. Bet prieš 15 metų buvo atvirkščiai. Atvirkščiai, varydavai viską saldžiai. Ne, tai gyvenau kaip ir visi. Nu taip. Nu dabar cukrus, taigi visur viskas užsaldinta, tai čia nepaslaptis. Prieš kokius 8 metus pradėjau etiketę skaityti. Prekybos centre reikia užeiti į 2 skyrius. Daržovių ir kur žalia mėsa, žalia žuvis. Kiaušiniai, grybai. Ir tai dar reikia pasižiūrėti, kokie ten, kur jie auginti, tai čia irgi svarbus momentas. Taip, svarbus, bet gal mes čia nesigilinkim mūsų temą. O daržovės, pavyzdžiui, vaisius prekybos centre, kaip išsirinkti, kaip atskirti, sakykime, yra gal koks tavo metodas, kurį yra iš pajautimo, kaip sakant, ar... Nu, aš akcentą darau į kryžmažiedės daržovės. Nu, aišku, salieras ne kryžmažiedė, bet salieras pas mane kiekvieną dieną valgomas. Visokiais būdais. Ir žalias, ir troškintas. Ir sultis. Sultis, irgi galvoju, Klaus, sultis labai gerai girdėjau. Jo, tai vat mano vienas iš pradžios sveikatinimuose būdų, tai buvo visą žalomą aplinkui pastovė, čia labai daug visko yra, būtų galima per sulčiaspaudę pratraukti. Nu taip. Bet aišku, jauna, kada balandžio mėnesį, kada prasideda dilgėlės, garšvos, kiaupinės, visas tas žalomas, ką pažįsti, galima dėti sulčiaspaudę ir aš tokį būdą atradau, kad 50 ml žalio gryno atskiedžiu 10 kartų su vandeniu ir va tokį balzganą vandenėlį išgeri. Iš ryto turbūt geriausia. Tai nesvarbu, kada pavyks, nes jeigu per daug savo reikalavimų prisigalvosi, tai nepadarysi. Tiesiog bent kada nors išsispausk, išger kartą per dieną tos žalumos. Nu, dabar galima ten jaunų morkų lapelių, burokėlių lapelių, ten visokių margainių. Aš padariau taip, kad anksti pavasarį nuėjau į sėklų parduotuvę ir viskas, kas žalia, visų po maišelį. Ir po truputį po roželį daržę prisodinau, net nežiūrėjau tų pavadinimų ten, kas ten ir išdygs, net nežiūrėjau. Paskui kas išdygo, tą viską su žirklėm kerpu ir sulčiaspaudė. Ir viskas eina. Paskui, kai paaugo, jau margainė eidavau su pirštinėm, nes nebeįmanoma buvo paimti jo. Buvau nuo gėrimo žali pirštai nepažaliuoja. Ne, jas spygliai pas margainį. Spygliai, supratau. Tokia pažintis buvo su visa žaluma ir viską vartojau. Gan intensyviai, taip gan daug metų. Dabar paskutiniu metu, kaip paskui perėjau į fermentavimą, labiau fermentuoti, va tas sultis pildavau pas bakterijas ir auga. Irgi reiškia ir jas perfermentuodavau, taip skaniau ir daugiau jų išgeri, tada pasisavinimas geresnis.